Sveiki gyvi. Prieš pradedant klipą noriu jums priminti, kad jeigu jums reikia automobilį iš Amerikos, ar tai būtų didmena, ar savo svajonių automobilį įsigyti, būtinai kreipkitės į Pro Transportą, jie viską vykdo profesionaliai ir greitai ir pas juos yra A lygio atsiūna mokesčiai. Plius, su nuolaidos kodu NOIS sutaupote 150 €. Ir dar vienas dalykas, jeigu pas jums mašinai smirda kakys ar prakaitų, galite įsigyti kvapukų iš Freshis.lt, tai yra mano ir Betos mažas versliukas ir jeigu jums reikia kvapukų, tai būtinai įsirašykite internetą Freshis.lt ir rasite kvapukų savo svajonių automobilį. O, sveiki, užeikit. Palaukit 5 €, jeigu norit užeiti. Nesibraukit 5 €, sakau. Kaip į mūsų naujas ofisas garažą. Garažą įsirengiam ofisiuką. Ten paapačia mūsų yra visas garažiuks, ten stovi mašinikės, o čia mūsų ofisas. Langai, užuolaidos, Tedis, Basliks, gul. Jokaujam, esam Klaipėdoj, jau permiegoję, dabar yra ryts. Ir kur mes važiuosim? Važiuosim į uostą. Susitikti, susipažinti su mūsų nauja mašinikė iš Amerikos. Esam ne vieni, yra Beta, Tedis ir Pro Transport, bet jie antram aukšte. Bet toj susitiksim ir važiuosim visi kartu į uostą. Šiaip pirms karts mano uoste, mano čia visi iš jūsų ne pirms karts. Ai, nu tu keltai, įsikeltą važiuodavo, ten plaukdavo į Airiją, į vandenynus. Bet uostą pamatyti mašinas, konteineris pirms karts. Tai nieko nelaukiant, sėdami mašinikės ir važiuojam. Einam. Da, nusifotkint nori. Nu, atsivežėm Betą Tvirnas. Ne ir šviesas. Tuoj palaukit ir Betą nusifotkinti. Nusifotkinai jau? Ne. Tai taip greitai? Bet čia pasitraukė. Ai, nu pala, fotkinkit. Kai greitai. A uostė prie konteinerį irgi fotkinsis. Kaip pilvasuk. Tai deikit šį. Čia geras viešbutansą nebuvo. Jo, viešbutans neblogs. Važiuojam dabar iki degalinės ir į vietą. A kaip jums patinka Klaipėda? Kuris miestas yra mėgstamiausias? Man asmeniškai yra Klaipėda, man Vilnius nelabai. Tau Beta? Man yra Klaipėda, Irgi? Palanga. O Tedžiui? Man? Koks miestas labiausiai? Ryga. Ryga? Jo. Tai tu Latvijos fans? Jo. Net ne Lietuvos. Latvijos fans. Nepatik man Klaipėda. Na, šiaip Klaipėda graži, ne? Nu, graži jūra, viskas. Bet vis tiek, Jonišky gyventi geriausia. Šurmulė nėra. Niekai maumėdis. Va, privažiava. Tuoj nueis Pro Transport sušnekėti, kad mumis įleistų į vidų. Ir eisim apžiūrėti. Čia turėtų būti įdomu. Sako, pamatysim kokį Lamborghini Aventadorą SVJ. Kokią tu, Beta, svajoji mašiną pamatyti gyvai? Ką? Kokią mašiną svajoji gyvai pamatyti? Va? Aš daugiau mačiau. Aš ko nesu matęs dar gyvai Bugatti Chironą. Galbūt čia gali bus koks lietuvis gal nusipirka. Chironėlį. Gerai. Čia kameristė viską filmuos. Čia kai Gariūnų turgus. Gariūnų. Turim Bentley. Tėdis sakė, nepasisekęs modelis šis Bentleys. O, jo. O, čia tai geras. Tai čia tas. CLE.
Čia gers. Eik, sako, kai iškeli. Žiūrėk, buferis yra. Kas? Buferis. Žiūrėk, o tik kas čia per ženkliukai ant sėdynių? Čia kaip tas skėpeks? Jo. Ką? Jo. A čia naujas buferis? Nežinau. Jaučiu. Jaučiu. Nu ką, va. Challengeris 6.4 Motors. Skėpek. Nes kaip matot, yra bitutė, busgenti. Ir dar turim čia buferį viduj. Čia yra buferis įdėti, čia neaišku, čia gali būti, kad čia naujas. Ai ne, sens. Paru. Čia tas sulupts. Sulupts čia. Niekas sulibdy. Šitą pusę sveika visa. Va, ką turim iš defektų, tai kairės pusės bakavina. Reiks tiesint. Jau rūdis ein. Ir aišku, priekę negalim dabar apžiūrėti, todėl kai jis yra apklijuots, bet čia irgi yra daužts nemažai. Bet šiaip, kai žiūri, per fotkės iki kapots buvo pakilęs. Tu uždarė? A, ja, va, pakilęs čia lentas. Nu, čia tik išpakuosim namie. Ne, neišeis. Namuose tik gausim šansą išpakuoti. Tai vat, čia tų mašinų pripersta, kai Gariūnų turgai. Pažiūrėkit aplinkui, kas vyksta. Bet da Lamborghini iki šiol nemačiau. Aišku, yra va Teslikę, Teslavainis. Bet Lamborghini į bagačią nematau. O, žiūrėkit, Edis išėmė ratą gabalą. Pasimkė kišenį. Žiūrėk, ko pasimsiu. Nusisuk, parsivešim namo. Čia bus laimingumo simbolis. Ta dėk į kišenį. O, tai skėpekiuks. Gal nedėsim. Norėsi. Kaip visam. Visom Mustangui irgi buvo kairinis priekinis rats daužsi čia taip pat. Ir šitą. Ir tas galinis irgi. Čia, kaip suprantu, driftina. Matai palei padangą, žiūrėk. Čia buvo driftinėms įva trenkė bakavinai viskas. Jo. Tai pažiūrėk. Grynai drifts. Įva. Čia kažkur iškliuvo. Įsukos, da, kai įtrenkė grynai sukos. Nes matai ratai. Nu, tai čia buvo drifts. Tai kur tu su tokia mašina nedriftėsi? O kaip sėdės? Patogiai? Palauk. Nu šiaip ją. Spidaks man tie skaičiai tai tokie, ką žinau. Airbagai va iššovė. Palaukėt pakūrimą. Bet žiūrėkai, jokingai tas airbags ten atsidaręs panelį. Oi, bus reikalų. Bet va, keliai, nu ne, tai čia reiks visą panelį luplauk. Jo, viską reikia. Visą panelį luplauk persiūt, juodos lubos. Gerai, kad lubos Bet neišaudė. žiūrėk, čia galia daugiau vietos negu Mustang'e. Gerai, kad neišaudė lubos. Ja, tai čia tik va, panelis įvairius iššovė. Lauki pakūrimą. Ja, tai čia pats smagiausias dalykas. Bet aišku, pirma turi apžiūrėti, skyšių yra, viską yra patu kurti. Žiūrėk, čia taip duris atsidaro. Ja, žiūrimtai. Duris kaip keistai atsidaro. Apačiu. Karos. Čia nes čia žemai sėdi. Kas čia per bizabraziją? Geras. Ir jaučiu, šiandien jin bus vežama jau pas mum. Traus paims, nes jau išmuitinta, viskas padaryta. Batarija, ram. Rimtai visas. Visiškai sveika, dar kilimėlį gali net tie minkštučiai. Где ее дует? Это даже, наверное... Čia folija, bet originaliai spalva irgi. Žalia, bet jie, kaip mačiau, pagal tos laikės jie tiesiog matinę plėvelį uždės. Tai čia tas PPF gal matinis, ne? Kaip jum aikštelė, kaip jum visas mašinas? Seilė man tirps, žinokit, seilė tirps. Jaučias kaip ekskursija. Ja, jaučias toks kaip ekskursijai, kaip į Gariūnus biškį, bet čia tik viskas daužta. Kai yra karo, čia mašinų turgui, bet visos lamdytas mašinas. Visas mašinas lamdytas.
Čia sakė, per dieną iškraun 1000 konteinerių, 1000 mašinų ir per sekmanį, pirmanį išvažiavo 680 mašinų lauk. Čia skaičiai tai nerealūs skaičiai. O čia yra sandėlis, čia sakė, laika visas prabangesnės mašinas. Jeigu lytų ar kruša būtų, kad nesugadintų mašiną, tai ten jaučiu, koks Chironas tikrai stovi. Bet sakė, labai retai čia suras Chironą Klaipėdai. Nu nieko gera. Laukia geresnį buvo. Bet čia Dodžas tai dar kažkas yra. Kažkokia dar firma, manos, daro tokį. Tai čia Dodžas ir yra, ne? Dodžas ir dar kažkas daro. Kas čia? Frozen. Kas per tada tokia? Nu, čia vaiks važinėja 18-likinis. Aфиgenai. Pavargau. Daug žingsnių Skaičiavai žingsnius? Ne, laikrodžio nepasiėmė. Važiuok, tai mano galerija nebėra vietos. Pas mane irgi nebėra. Nu ką, grįžom iš savo mini kelionės, mini ekskursijos, pabuvom, pasivaikščiom, visi draugiškai pamatėm Challengerį, ten jau rimts motors, ne 2.3 EcoBoost, ten jau rimts variklis. Tai dar neatvažiavo, bet ant dienų turi atvažiuoti, nes mes norim greitai triperius visus apsitvarkyti, kur yra pas mum kieme, kad jų nebūtų ir tada šviežiai atveš Challengerį ir dar Hornetą. Tai ką dabar darom, vakar pakeitėm guolį, kairės pusės vairuotoją, nes jeigu gaunant smūgį, tai automatiškai kažkada pradės dainuoti, tai mes paėmėm tiesiog ir pakeitėm tą guolį iš karto. Gavom kornerius lempukus ir dabar esam iš tikrųjų Šiauliuose ir važiuojam padaryti ratų suvedimą. Ir ką daugiau reiks daryti, važinėti, žiūrėti, kad jokių kitų kėblų neišlystų, kokių gedimų visokių, tai reiks nemažai kilometrų pravažiuoti su ją. Ir aišku, jeigu kažką jūsų jau domins šitą mašiną, galit kreiptis, nes jin bus tikrai ant pardavimą, bet ir dabar galim ją parduoti iš esmės. Šiaip turėjom vieną pirkėją, pem, bet jis dabar biškai yra dingęs, tai realiai buvo susidomėjęs pirkti, bet nežinau, dabar neatrašo iki šio laiką. Tai jeigu kažką domin, rašykit, kreipkitės, papasakosim. Dar reikia ją nupoliruoti, sueuropinti ir iš beidų realiai viskas, kas belika, sueuropinti ir nupoliruoti. Bet mes galim parduoti ją už biškį pigesnę kainą, nepoliruotą ir neeuropintą. O jeigu jau nupoliruosim, ten su dangom, su viskuom ir sueuropinsim, tai aišku, kaina kils vėl kažkiek į viršų. Tai va, esu su Beta, nes Tedis garaže daug darbų turi, kaip sakiau, triperius tvarka, tai mes su Beta dviese lėkiam, in laiką kamerą dabar šalia manęs. Tai žodžiu varom pasidaryti suvedimą, o po to jaučiu po krautuvės vėl. Nes jeigu su Beta važiuoji, tai susitaikyk su tą mintim. Pepko Sensei. Ja. Ane? Ne. Gerai, varom. Turim blogų naujienų. Jau esam po ratų suvedimą. Su Tedžiu sustojom atsidūsti, padepresuoti biškį. Žodžiu, mūsų traversas yra pavažiavęs. Ir tiesinimai, tie virinimai ten pusėt nepadėjo. Jeigu kažkas suprantat palei šitus popierius, tai suprantat, aš maždaug nelabai suprantu, bet čia 8, čia 5, 4, 9, bet tiesiog galiu gyvai parodyti. Tuoj va ištiesim. Nu va, dabar žiūrėkit. Išgasink, žiūrėkit. Va, čia taip telp pirštai, ne? 4 dabiški va liek. Einam į kairę pusę. 4 jau neįkiši. 3, va. 3 pirštai. Nes traversas kaip yra pavažiavęs. Va, kaip yra čia dešinis rats, čia kairis rats, tai va, tai. Va. Va. Ne, jis kitą galą gauna susukti. Įstumti šitą. Ja, va, taip pagaunas, ja. Nes taip ir logiškai yra, todėl kad čia buvau gavęs smūgį mašiną. Tai va šits užtat ir yra suspaustas ratas. Tai ką beliek daryti, tai važiuoti garažą, pasikelti, nes ten, kai darė tą suvedimą, tai jie buvo pasidėję ant to stendą, bandė su diržais patemti, gal pasireguliuos, nepadėjo. Sakė, turi pasikelti mašiną, kad atsipalaiduotų visą važiuoklę, bandyti visus varšus atsiveršti, į gal išeis tą cimą, kai įsilygytų. Bet čia tik gal, o jeigu ne, tai kas beliek, naują traversą. O jeigu naujas traversas nepadės, kas tada gali būti?
Ardyt vėl viską iš naujo, vešim tampyti. Vėl visą priekį ardyti per naują, vežti tampyti mašiną. Jeigu čia nepadės naujas traversas, tai Tai pala, naujas traversas, galbūt ką varžtai netitiks. Jūs Jeigu girdit? pats tai mašiną pavažiavus. A jūs girdit? O, jes. Įda galinis amortiks šits yra per jie šaibam. Čia amortiks per jie šaibam. Nu, bet daug išvažiuoklės, realiai viskas yra tvarko išvažiuoklės. Amortiką galinį kairį pakeisti. Guolį pakeitėm viską. Guolį aš jau sakiau, aš jau vakar važiavom, jau kalbėjom, pakeitėm guolį, ja, viskas pakeista. Bet dabar tas traversas visiškai suėdė nuotaiką. Ir man toks jausmas, kad dar sustums į vidų. Tai sustums ir yra. Tai va, žiūrėkit. Žiūrėkit, va čia va dabar į ratą, matot, pala, iš čia žiūrim, geriau matos. Žiūrėkit, čia kaip rats. Va, matot, va čia esu padėjęs. Dabar naisime į dešinę pusę. Rats. Rats, va. Gal per kamerą nesimata, bet gyva akim akivaizdžiai matos, tas rats yra sustumts taip į Aš vidų. tai manau, kad reiks naują traversą. Ja. Bent jau šiandien vidų prasivalėm. Biškį prasivalėm, čia aišku bus cheminis daromas, nu, bet vis tiek maloniau biškį važinėti, kai jau švaresnis vidus ekranas. Kilimėlių reiks sumesti. Ja, da kilimėliai yra guminiai. Tai vat, melskim Dievą ir jūs dabar melstės, kol mes važiuosim į garažą, kad užtektų tiesiog atveršti varžtus ir jį pareguliuoti, įpriveršti ir viskas išspręsta. Melskitės. Žiūrėkit, čia lempukai šitie kaip suveikia. Šiaip gražiai atrodo. Va. Ping-pongs. Tai galėjo biškai lygiau būti. Nu, ping-pongs šitoks, šioks toks. Nu karočią, važiuojam į garažiuką. Į Da Challengeris turi atvažiuoti jau ne už dieną, o da tas dabar koks keiblas išlinda ant sprando. Čia va yra gryni užkulisiai. Prieš filmavimą vyksta tvarkims. Nes kol nieks nefilmuoja, čia tokį bardaką tėtis padaro, kai yra žiaurų. Į vakariai filmuotis valandą laukia, kol sutvarkys. O specialiai netvarku, nes ne aš padarau tą bardaką. Kura, kai tu remontuoji kažką, malsi matėt po tai? Varo gražu. Ja. Varu. Pietai va, kaimietiškai. Deša, agurksi, bulka. Du, man. Kai nori valgyti, pats skaniausias užskanis. Ne. Ford Mustang. Mustang, hebra, Mustang. Ne 5 litrai dėja. 2.3, Eco Boost. 2.2. Tik vis tiek klaidas te leis iš jų ištrinti. Neleis prisijungti. Ja, jokių kodavimų nieko neleidžia. Opa. Kažkas Tai Smart Detection daryk visą, kad nuskanuotų visą mašiną. Nu, tegu perskanuoji visą. Tai čia valandą skanuosiu, tai būtum. Kas čia body control module, pažiūrėk. Nesuprantu. Pažiūrėk kokį klaidą. Nu, palauk pirmą. Ta ir Tai prieš. dabar veikti tas Tai sensorius. pala, bet aš kai buvau pas padangistus, kažką darė su tais davikliais. Ai, veik, va, visi. Ai, tai tiesiog reikia ištrinti gal. Sena klaida čia. Tai aš čia dėl to, kad numerį uždėti. Ja, čia Distronics, ne? Mhm. Tai bandyk Panašu, visą kaip trinti, šits. žiūrėk, kokios naujas atsiras. Kaip šits, neaišku. Žiūrim, kas atsiras, kas įsitrins. Jeigu neįsitrins, tai reiškia jau aktyvi klaida. Pizė, crash event storage. Nu, tai va, tai sakiau, kad tas neįsitrins. Tai kas čia Nu, yra? čia turi dabar nunulinti, neaišku. Čia įseivinta mašinika buvo avarija kažkada. Ja. Airbago modulis slepiasi po centrinę konsolę ir po avarijos iš jo reikia būtinai ištrinti crash data. Prieš jį judinant reikia atsijungti akumuliatorių, nes viduje slepiasi sensorius, kur jeigu pajudinsi į šoną ar apversi, mašinos kompiuteris įsivaizduos, kad pateko į avariją ir iššautų visos pagalos. Po intikė rašą metams lauk gali būti. Nelabai tiki. Na, bet daug kas rašo, kad gali nusiųsti tą modulį, jį visą ten nuresetin, persisiuntė atgal, įmetė į mašiną. Ir mes debilai galėjom, kai Airbagus siuntėm prie tą pačią įsiųsti visą tą modulį. Būtų ten viską ištrynę, persiuntę būtume į krūvį. Nu, kaip ir sakiau, per kiekvieną vidosą. Gyvenam ir mokomės, nu.
gyvenam ir mokomės. Pirmą mašiną. Nu gerai, bandom kelti žiūrėtą traversą sušiktą. Galbūt, ka užteks. O, Atsukti, matai? Veržlė, pabėgus iš savo. aha, matot? Pabėgus į savo vietos, va veržlė. Nu, visi varžtai atveršti. Tai su rankom čia nėra šansų, vairėk. Čia su rankom sunkiai. Kuvalda, bulgariška muzika, benzinu ir ugnim. Kur atbakyti? Pamiršau paminėti, kad padangos prieky yra pakeistas. Padangos iš Šiaulių, bet keitėm Joniškį. Galinių nekeitėm, nes galiniam dar norim biški pasidžiaugti senam padangom, nes taip jos patink mum. Toks kvaps gers jų, kai gerai užkaitini. O šitas padangas keitėm Joniškį pas mūsų vietinius geriausius padangų keitėjus Kaštonų gatvėj. Ir ten hebrytė, jauni pacanai, dirb savo darbą, atvažiuoji, padara, pigiai, skaniai ir kokybiškai. Tai jeigu Joniškį kas nors abūn bėda kokį, ar tiesiog gyvenat Joniškį, norit pasikeisti padangas, tai važiuokit ten, kur mes važiuojam. Tik pas juos. Ne. Gerai būtų, kad čia būtų kažkur kaip priekabose būntas kablis, diržą pririšai ir su tuo cuk ir įsitiesini. Bet jie tokio agregato neturim. Matot, hebra, va, žiūrėkit, padanga čia, matot? Ir žiūrėkit čia. Aš va laikau, va, lygiai per vidurį kamerą mašinos. Ten va ir čia va. Skirtums matos, nes reikia visą traversą čiukšti. Pabandysim dar paskutinį variantą su šito. Bet jeigu ne, tai čia nieka neliks taip kaip naują traversą. Pasikabinti variklį čia. Pagalvojom, kad su vaikiškai žaidžiam, tai pasiėmėm biškį rimtesnį. Dar nespėjot pakomentuoti, kad čia su vaikiškais diržais. Spėjom pasimti rimtą diržą. O! Žiai, matai kaip slenka. Ne, nesijudini, čia žiauriai daug reikia judinti, čia nieko nepadarysi. Ką tik su tuo galingu diržu neužgaudžiau. Tu pasižiūrėkit, tas traversas popeinis, slankstos, čia palinkęs, jis tiesiog nematom tą pusę. Jis bus sulankstyt čia. Jeigu su štanga gali kaip poperį lankstyti, nu, tai reiškia, jis visas yra sulankstyts. Nes ką tik su tuo galingu diržu čia tempia, į visą mašiną pasislinka. Būtų dar nukritus nuo keltuvą, vapšė būtų zeba. Ne, Tedi, nieką neišgaudysim žodžių. Nes tarp kitko pasunda, kai kurianas motors arba jungi bėgi, tokį nemalonė vibracija yra, kaip iš paduškų būtų. Bet paduškos yra sveikos, tai čia dėl to, kad jis yra sulinkęs ir kreivai stovi variklis, žodžiu, per paduškas duot spaudimą ir vibruoja visą mašiną. Tai čia nieką nebeišpešim. Leidžiam žemėn mašiną ir bandom pasikelti nuotaiką kažkaip. Kaip tau nuotaikos? Geros? Tėdis sakė, čia tipo, nieka čia nėra, pakabini motorą, čia greitai 5 varžus atsuki, čia kaulai, viskas labai greitai skamba. Bet žinau, ką kiaurą dieną užtruksim su šito darbu. Kokia kiaura? 4 valandų geriausiu atveju. Žodžiu, nuleidom dabar. Naują mašiną visą tiesiu. Na, ja. Senas kiberis. O jie, tai čia bulgariška muzika, tai ką klausytume, jeigu būtų senas surudėjęs triperis. Laukiam tiesiog traversą, kol atsiūs, da galinę murtiką prie tą pačią gausim ir tuo sulauksim, tada užsiimsim darbais, o dabar pakvieskim naują svečią į mūsų kiemą. Dodge Challenger. Garažas blizgantis, visas išvalyts. Nes kai pasitinkam naujas mašinas, turi pasitikti gražiai, švariai. Svečius tai irgi, prieš svečius ateinat į namus irgi prasivalot namus. Nu, tai taip pat su mašina. Oi, laukiam, mes svetelių laukiam. Tuoj turėtų bet kokią minutę. A tu nevažiuoji? Aš važiuoju greitai iki detalių, pardėsi iki Mersui detalės. Specialiai išvažiuosi, atvažiuosi. Ne. Kiems va, pratuštins. Tas zombis čia dabar pastatyts.
Tedis vėl halturkė ten nusiem kažkokią nesąmonę lanks. Ir tuoj bet kokią sekundę turiu atvažiuoti. Tai laukiam su nekantrumu, su tapkiam. Bet tuoj mesiu į batus, nes su tapkiam į kojinėm nieks nevaikšta. Spyrėsi batus, lėkiu detalę nusipirkti. Tėdis jau nulaužė rozetę. Tik atvažiavo atraus, jau suėdė viską. Nu, vieną mašiną jau nukrauta. Tas džipuks ale Hornets. O šitą turim į garažą įvaryti. Į sukeltuvų nukelti nuo tralą. Todėl kas stopudovai bus diskai prikėpę jam. Ir visų antra tuščios abi padangos. Prakirsti ratai. Tai su tuo darysim ant keltuvą. Eik, tu pareguliuok. Keltuvą paruoš. Paruoš keltuvą? Gerai, aš pareguliuosiu tada. Dabar turim tą mašiną nutemti galą kiemą. Reikia iškrauti visą vidų, nes čia yra nemažai gėrę. Šiek nauja. No. Nes reikia pasimti mum kablį. Priekį nesisu kablis, nes balkis nėra balkė. Tai per galą stumsim su mašiną. Eiksim, čia. Bagažinę neina sidaryti? Ne, nu elektrinė. Nebent tam pasiekė. Kur ten yra? Ko, žinau. Nėra kaip tik amerikoną, bum patraukti. Ai, čia nebe amerikon, čia jau europinis. Čia Alfa Romeo, ble. Nu, tai pažiūrėk, visur Alfa Romeo rašo. Kur? Na, čia jau ne originalus. Čia Trauk panelė jau. Daug kas rašė komentaruose, kad čia Alfa Romeo kažkoks senekva. Jo. Panelis, pažiūrėkit, su muzikytei, ventiliatoriui groj. Jokį. Jokauju. Žiūrėk, jau sutvarkysiu panelį. Nu. Nu. Rimtai. Ten parts, va, made in Italy. Italija. Čia originalus. Čia, o Jėzu, tai čia realiai visa mašina jau yra viduj. Galėtum greičiau judintis, bulkas. Tai dabar ją reik numesti, aš noriu eit pažiūrėti. Challengerį. Gerai, paimk biškį. O challenge noriu nuimti priekinę plevelę, pažiūrėti, kas ten gera po plevelę. O tas tai čia vėliau prieisim prie jo. Dabar reikia nutemti, nes jis ant gatvės, tai nepaliksi visą naktį mėtytis. Ei, su buferė nesulaužy. Koks šis buferis? Tai kad čia jau atremti su buferį ten. Strygės. Šiaip čia tas tunelis vidurinis. Okui. Čia Betai patiktų, sakytų kaip lėktuvė. Prisimenu kažkada Betą užsišika Honda Civica. Tų, kur esat, jeigu esat matę iš TikTok arba Instagramą. Žinot, kodėl užsišika? Nes viduj kaip lėktuvė, kaip naikintuvė. Dabar stov numests. Kas čia? Snukius daužyti. Čia dava kažkokių folijose detalių. Čia kiek gėrė yra visokie. Opa. Ričiagą radau. Aš Ričiagą. Irgi toks kaip tas Challengerė. Jei radau kolonkę. O čia kaip reiks atskirti? Parodyk tą raktą, hebrai. Spėjai ką rašo ant galą? Nu. Nuspėjai. Harman Kardon. Ne. Bose. Ne. Pango Lufsen. Ne. Mašinos. Varts. Dodge. Ne.
Alfa Romeo? Jo. Eik, tu savo. Aš dar norėjau sakyti tas Seatronic. Kur? Tai turbinos. Ai, čia... Intercoolerį, čia man atrodo. Blemba, jis visai gerai turėtų skusti. Turbo, rašo, turbo, twin turbo, turbo power. Čia turbininis power. O po sėdynę nebuvo? Ne. O tai kur sėdynė jau? Čia kur? Rimtai, kur vairuotojas sėdynė? Nėra. Tai gal iššovus buvo? Tai gal atsidarė liuks ir šuoja, kaip negirdėjus prieš avariją. Jim. Ne, nu, karočią, viskas. Rišam ir einam apžiūrėti challengerį. Gerai, jį pirmą įsitėjim. O tai gal čia tinka kažkuris iš mūsų kablių įsukti? Nu, neeinam pasiims. Va čia va. Čia jau įdomu. Įdomu pažiūrėti, kas viduj. Įdomu pažiūrėti, kas bagažiniai. Čia viskas yra įdomu. Va, koks raktas. Kaip jis sakė, va, kaip to džipą. O čia Mustanga. Plyta. Čia kabliai. Alio. Va, 3 kabliai. Va, tas turėtų tik. Šitva gali. Prisiminė, ką čia komentavo, papasakok žmonėm. Va čia yra 392 skatepeg. Ką čia reiškia? Kubiniai inčai čia amerikoniškai. Tai čia gaunas litrais 6-4. O visi kaip sakė? Pagal viską arkliai. Nu. Visi galvoja, kad čia yra 392 arkliai. Ne. Čia yra kubiniai inčai. Ja, kubiniai inčai. Tas su kroksais dirb, saugumo reikalavimų nesilaika, užkristų ratlankis, metalinių batų neturi. Daug kas ir užkritę. Kas? Da, kojas veika. Ir daug kas. Esu užsimėtęs. Ratą ant kojas. Vienintelis variantas. Tink? Jo. Ai, tu tink rimtai? Jo. Visio, kuria mašiną su kabliu. Dabar vėl sunešam viską į vidų. Tai bet jau reik palik man vietos atsisėsti. Alfa Romeo sėdynė. Tu pažiūrėk. Tilpa? Pats tas. Tai sės. Kurią mašiną? Su Volvo ten? Jo, su Volvo. Tai gerai, žodžiu. Eik, tu pažiūrėk. Ką? Geriausiai sėdžiu. Žiauriai gerai. Gerai. Ja, girdžiu, kaip va ir sunkiai sukas, peizė. Nu, aš matau kažkiek, bet svarbu nestabdyk staigiai. Čiuk per žolę, nahu. Dabar aš suksiuos dešiniau, tu laikykis kairiau, gerai? Kodėl? Link bembelio, tu važiuok, aš važiuoju link tu, nes aš daug neišvažiuosiu. Tai man link kur važiuoti? Tau link bembelio važiuoto, aš važiuoju link golfą, link kitą pusę. Ai, gerai, na. Eisa karmu. Tik jau žiūrėjom aikštelį. Perki, nežinai, ką perki. Papa. Sabiški. Yra. Tuoj, pradėjus. Na. Ne, nu reik patraukti ramiai galvą, mane daug bėsina. Nu, davai sutrumpinam labai šniūrą. Aš supasiu prie... Va čia būtų idealiausiai, va, galų. Arba va čia, va, kad pro langą matytume. Traukiam čia šitas lentas. Va, tu prikabinsi trumpą šniūrą, ne? Ir su Volvo. Ja, su Volvo. Važiuosi va čia taifa. Ir va čia va švartuokis. Švartuokis čia, kol aš čia atsidursiu. Ir va, pro čia ir išvažiuosi. Viskas. Su tuo tegu ilsis ramybei. Atkabinam diržiuką.
čia jau įdomu. Va čia jau bus kalėdinių dovanų išpakavimas. Tik buvo mini pauzė už kameros. Pažiūrėkit, tas apsikuminės. A jūs irgi kaip Tedis? Buvo čia pasidėjęs piniginę, va čia va. Sakau, buvo ta piniginė čia. Sakau, prieš pusę valandas buvo. Strakiniai čia bėgioja aplinkui. Pamečiau viskas, kažkur būsiu pametęs. Sakau, buvo čia. Strikiniai vos neverkiantis. Atsidaro spintelį. Spintelį piniginė. Kas per burunduks? Negaliu. Ką darom? Išpakuojam dovaną. Bandom kapę atidaryti. Kapotuką. Oh my god. Ar tu durnas? O, blėt. Kas? Pakūrimus nenusimata. Nenusimata? Ne, reik bišką pardyti, atslinkti, atgal viską. Čia viskas atsirėmė į rolikus. Bet žiūrėk, radikus nekiaurs. Jis kyšia. Ja, pilns. O, blėt, čia galėsim pakūrti. Radiks nekiaus, da tepals reik peržyti, bet čia nėra, kur tu tepals žyti, todėl kad čia pirmą reik nusardyti visą priekį. Nu tai čia Janas, čia dabar negalim todėl, kad... Bet te girdi, žiūrėk. Bet čia būtinai varyk šitą. Pala, Tedi. Šitą reikia. Į. Cool. Žiūrėkit. O ką jis reiškia? Paskutinį. Challenger last call. Bet čia last call, pažiūrėk internete, ką tai reiškia. Čia gal kažkoks egzempliorius. Palauk. Čia dažiai gal yra kuom iš vis apsišykti iš laimės. Tuoj pažiūrės Tedis. Kažkodėl rašo last call. Gal čia jau ant visų taip yra, nu mes nežinom. Čia pirms kartų Challenger. Su mano svajonė. Čia AGPD pasakys. Neįsivaizduot, koks geras jausmas stovėt prie svajonės. Space Shuttle išpildytos. čia ne tą įsirašiau. Space Shuttle rūda. Sket pekrašy. Why refers to the final production run of Hemi Power Challenger before Dodge Tai Engine žodžiu, čia- Production 23, tai čia buvo paskutinis 23 metų Challengeris. Čia paskutinis buvo 23 metų Challengeris. Nerašo, kuris? Nu, jį nerašys. Nes va rašo. Challenger, Shakedown, Super B. Čia bus Sket tas. pek mūsų. Charger, Swingeris. Ne, tas netišus. Nesuprantu. Nu, žodžiu, tebūnie. Dar ką mes čia, žiūrėk, mes čia šikame į batą čia dėl motorą. Įsivertinam kėbulą darbus. Dešinę pusę, kaip matau, visur sveika. Nieks nepavažiavo. Landžeronis biški Nu, pavažiavo. gali Ai, ne? būt. Gal ne. Čia iš šakės dabar nematysim, bet... O, tam bus pavažiavo. Tai čia pažiūrėk, iš viso, va. Landžerons. Ja, nu tai nieko tokia. Atpjaus. Bet čia ne taip baisi kaip Mustangui. Vaikyti. Kas? Reiks žiūrėti, ar gal motorą reiks imti lauk. Motorą? Tipo... Jo. 6.4 motorą trauk lauk. Pirms kartus gyvenime tokį motorą ištraukti. 6.4 būtent. Prijungiam pliusą. Prijungiam minusą, atsidarom bagažinę. Gal kokį rasim... Ką, žinau. Burgerį kokį nepabaigtą. Suvalgysim. Reikia užmesti. Klemą. Ai va, čia. Kėbuls. Ai. Nu. Tuo einu žiūrėti, kažkas čia suvykst. Pala, kur raktas. Ai va. Palauk, pažiūrim pirmą, kaip atsirakint. Tik ne paspauskus, kur. Atrakint. Čia kita. Galbūt, kad čia ant tiek yra prispausta, kad nebeleidžiant pakelti jos. Ne, bet tai turiu suveikti. Pala, gal salonė. Tuoj. Salonė. Atrakindau normaliai. Aš atrakinau. Kaip gerai atrodo tie lempukai. O! Atidariau, nes mūsų atsrovės užteka. Ko mes čia turim? Gerai. Ką mes čia turim? Kas čia? Kas čia? Įsė galvoju škudurai. Kilimai. Pinigų nėra? Nėra pinigų. Kas čia da? O, čia jau dovana palikta.
Čia lėkštės? Čia jau vyrutį dovana. Iš Egipto. Tai čia galbūt kažkas neš mums sėkmę per visus šitus projektus. Jį būtinai padėk kažkur saugiai. Tai gal garažą laikau? Čia pakabinčiau. Kas čia? Reliable VL Chevrolet. Čia... Pasikabinsiu ant sienos. Ką? Kalendorius? O, pakabink Šitą pakabinsiu. kelintų metų. 26. Jo? Palauk, skambint betą. Palik gal da rūkinė gera. Rūkinė gali gera. Čia plasmasė. O, Challenger. Bet į tą reikia pasilikti. Patį užrašą. Kas da? RT. Ai, pala, prieki buferis, ane, yra dvi tokie. Šitie. Irgi reikia pasilikti. Žiūrim, Azapaski yra. Ja, šūdą čia tu rasi. Ką turim čia? Nu tai šiukšlių idėja. Kam idėja čia dar bereikia? Šiukšlių, ką ne? Bus čia idėja į saloną. Nu neuždaryka, čia baterijos nebuvo. Buvo. Žiūrėk, galim įsiaiškinti, kas vairavo. Na, čia komplektacija jūs. Ką čia ne? Aja. Žinai, kas čia toks buvo? Altaf H. Ismail. A, visai aišku. Pažiūrim indikė. Arba pala Zara iššaks. Tuoj Zara iššak. Nu tai ką, šią seriją užbaigsim šitaip. Be jokių ten tų montažų ant gatvės, ten visokių padangų sukimų. Kitoj serijai turim labai daug darbą. Su šits. Mustangui traversas bus, amortiks, reiks da jį pabaigti. Čia nusardyti, nes noris labai pakurti. Ir hibrytė čia yra pilns faršas. Jau čia pilniausias faršas jos gali būti. Ne? Nelabai to nepilns. Ko trūks da? Nežinau. Čeržerė. Jeigu nežinai, reiškia pilniausias faršas koks. Čeržerė trūks. Nu čeržeris, čia čeržeris kaip čeržeris, bet žodžiu. Kitoj serijai viską pratęsim. Šiai serijai būtų tiek. Pakomentuokit, paspauskit laiką, parašykit, atobulėjom ar ne, kaip Tedis su savo drąsa, jau tikrai gavęs drąsą. Bazarinį jau. Все, hebra. Čiau ir iki kitą.